Neseniai universiteto tarybai pateikėte 2013 metų ataskaitą. Kaip vertinate praėjusius metus ir kas laukia bendruomenės šiais metais? Tai tokie geri metai universitetų bendruomeniai būna, aš turiu omeny bendruomenį ir mokslo, ir studijų, ir administracinį personalą, ir visus žmonės dirbančius mūsų universitete. Ką aš turiu omeny, tai tokie metai, kad mes sugebėjom, pavyzdžiui, studijose įsteigti 2 naujas tarptautinės programas. Dabar įgyvendinam apie 40 projektų, iš kurių yra apie 12 projektų mokslinių. Iš mokslinio projektų mes niekad savo istorijoje neturėjom, turim apie 5 projektus, tarptautinius projektus. Vėl pridurčiau, kad šiais metais labai daug renginių suorganizavom, apie 50 renginių įvairių žmonėms sveikatinimo, sporto, reabilitacijos srityje. Pagaliau įsteigėm 3 amžiaus universitetą, kuris pranoko visus mūsų lūkesčius. Mes tiek negalvojom, kad tiek norinčių bus dalyvauti. Be abejo, šiais metais ypatingai bus sėkmingi metai mokslo kokybei metai. Mes pasiekėm dabar, galima pasigirti tokią ribą, kad pralenkėm Tartu universitetą, kuris būdavo visą laiką lyderis toje srityje Baltijos šalių regione, nekalbant apie postsovietinių šalių sporto universitetų. Mes publikuojam dabar prestižiniuose pasaulio žurnaluose daugiau kaip 40 mokslinių straipsnių. Čia mums yra rekordinis skaičius, o kas pats svarbiausia yra, kuo mes galim pasididžiuoti ir stebi mus visi kiti, kad iš jų apie 30% tų straipsnių yra su aukšto citavimo indeksu. Paprastai universitetai labai džiaugiasi viso pasaulio, jeigu turi apie 15% mokslinių žurnalų, mokslinių straipsnių su aukštu citavimo indeksu. Tai galiu apibendrintai pasakyti, kad mokslo kokybė šoktelėjo, negaliu pasakyti, kad netikėtai daug metų. Tada moksliniai projektai socialiniai taip pat padidėjo, tame tarpe dar studijų projektai. Džiaugiuosi vėl 2 naujom studijų programom. Džiaugiuosi tai, kad susikūrėm pagaliau studijų kokybės užtikrinimo sistemą. Pradėjom vertinti studijų modulius. Galų gale pradėjom taikyti Moodle sistemą, distancinių mokymų, kas pasaulyje dabar yra labai populiaru, MOOC sistema. Ir galvojam, kad artimiausiu metu jau šių dienų skaičiai rodo, kad tokių turėsim apie 160. Kaip prieš porą 3 metų mes neturėdavome ne vieno. Tai kitaip tariant, Moodle sistemoje pateikta visa paskaitinė medžiaga atveria galimybę studentam mokytis iš kiekvieno taško pasaulio, ir tai studijos yra labiau prieinamos, studijų medžiaga yra labiau prieinama. Galų gale yra žengiama žingsnis į žingsnį, ką daro pasaulio universitetai. Iššūkiai kokie? Vienareikšmiškai, kad situacija vis keičiasi. Jeigu 2009 metais mes turėjom finansavimą, kuris buvo 100%, galima sakyti, visas iš valstybės, tai buvo valstybės užsakymas mūsų 8-9 studijų programom, tame tarpe dar 2 pakopai ir 3 pakopai, tai dabartiniu metu įvestas konkurencinis modelis, konkuruojant tarp atskirų studijų sričių, grupių. Mes dabartiniu metu jau apie 70% lėšų uždirbam konkurenciniam lauke. O ką reiškia konkurenciniam lauke? Tai reiškia, kad reikia būti labai budriem ir reikia iš tikrųjų pristatyti, ne tik pristatyti, nes jaunimo tikrai nieko čia neapgaudinėsi, reikia parodyti tikrai kokybiškas studijų programas, grįstas tikrai naujom žiniom. Tai tie laukia iššūkiai, kad reikia privilioti, arba kitaip tariant, labai gabius mokslui jaunuolius pas mus studijuoti. Tiesa, turiu pasakyti, kad šiais metais irgi dar užmiršau pasakyti, kad mūsų viena studijų programa
treniravimo sistemos pakliuvo į pirmą 10 pagal populiarumą, o kineziterapijos programa pakliuvo į antrą 10 pagal populiarumą. Taigi, kadangi reikia uždirbti iš vienos pusės lėšų, reikia vienareikšmiškai didinti mokslo projektų skaičių. Šiais metais iš mokslo uždirbom vien iš projektų apie 1 milijoną, o galvojame reikėtų uždirbti kaip minimum jau kitais metais 1,5 milijono. Tiesa, 2 milijonas dar duodamas iš valstybės už mokslo produkciją. Be abejo, reikia didinti projektų skaičių studijos srityje. Reikia teikti įvairių paslaugų visuomeniai. Galiu pasidžiaugti, kad įsteigtas kompetencijų ugdymo centras sugebėjo organizuoti darbą 13 metais taip, kad vos nepatrigubino klausytojų skaičių, kvalifikacijos klausytojų skaičių mūsų universitete. Vienareikšmiškai dar reikia peržiūrėti ne tik tai pajamų užtikrinimą, gausinimą, bet reikia pagalvoti, kaip jas racionaliau išleisti. Tai yra iššūkis, kad daugiau lėšų reikia skirti vienareikšmiškai studijų ir mokslo kokybės didinimui. Čia mano požiūris, be abejo, tam ir taryba pritarė, ir vienareikšmiškai reikia šiek tiek pataupyti arba optimizuoti lėšas valdymui. Tai jau tarybos paskutinis sprendimas ir buvo priimtas toks, kad aš kreipiausi tarybą, kad daugiau lėšų skirti mokslo ir studijų kokybiniam plėtrai ir šiek tiek primažinti išlaidas administravimui. Be abejo, yra kitas iššūkis, mums reikia toliau didinti mokslo produkciją. Ir tai, kai mes turim 40 mokslinių straipsnių, kad mes turim mokslinės aparatūros apie 40 unikalios, tai dar nėra pakankamas kiekis, lyginant su geriausiais pasaulio universitetais. Bus pakankamas kiekis, jeigu mes turėsim mokslinių straipsnių apie 75 geriausiuose pasaulio žurnaluose. Nemažai kalbėjote apie taip pat mokslo plėtrą, studijų, o kaip pavyko universitetui tokią atlaikyti galbūt išorinę konkurenciją. Minėjo taip pat apie studijas, kad studentus reikia privilioti ir dabar, sakykime, valstybės užsakymas yra kur kas mažesnis nei buvo 2009 metais. Kiek universitetas yra konkurencingas Lietuvoje ir galbūt ne tik Lietuvoje? Turiu pasakyti, jeigu taip iš toliau žiūrint, visam pasaulyje sporto studijos yra labai populiarios. Ar paimsim Angliją, ar paimsim Jungtinės Amerikos valstijas, ar paimsim kitas Europos šalis, ar paimsim tą pačią Suomiją, sporto studijos, aš ką tik minėjau, pakliūna į pirmąjį 10. Kitos studijos kaip kineziterapija taip pat labai populiarios. Kaip atlaikyti konkurenciją, nėra lengva. Pirmiausiai mums reikia, kaip jau minėjau, paremti tokias programas, kurios būtų realios reikalingos jaunimui, kurie to rastų darbą ir dar galėtų daryti gerą karjerą toj srity ir džiaugtis savim, kad atlieka iš tikrųjų prasmingą darbą. Tiesa, turiu pasakyti, kad mums pasisekė pasiekti neblogą rodiklį, kad šiais metais, tai yra 13 metais, baigusių absolventų apie 70% per 6 mėnesius rado darbo. Tai yra pakankamai aukštas rodiklis, vienas iš aukščiausių tarp Lietuvos universitetų. Dėl konkurencijos reikia be abejo kelt mokslo kokybė vienareikšmiškai, jau per mokslo kokybę didėjo studijų kokybė, reikia labai bendrauti su pasauliu, reikia steigti jungtinės programas ir be abejo jungtinės programos yra mūsų programos, jos turi būti unikalios, kiek unikalios ir Lietuvai reikalingos. Mes iš 8 studijų programų bakalauro galime pasakyti, kad beveik visos mūsų studijų programos yra unikalios Lietuvoje. Pradėkime tos pačios kineziterapijos, tai vienareikšmiškai drąsiai, žiūrėdamas visai Lietuvai akis, galiu pasakyti, kad mūsų programa kineziterapija yra viena iš stipriausių, yra grįsta šiuolaikiniais judesių ir sporto mokslo pagrindais. Tai yra, ne vienas universitetas neturi tokio mokslinio potencialo. Taip pat aš galiu pasakyti ir apie treniravimo sistemos programas, apie kūno kultūros programas. Taip pat visiškai galiu pasakyti apie naują programą, naują bangą ateinančią į Lietuvą. Tai yra sveikatos stiprinimo arba gyvenimo stiliaus keitimas per fizinį aktyvumą. Čia yra naujos kartos programos. Tai kadangi man atrodo, kad mums sekasi stiprinti mokslo pagrindus, sekasi
neplėstis ten, kur mes nesam labai stiprus, bet stiprinti savo stipriasias pusės, savo tradicinės pusės ir vis įvedant giminingą sporto mokslui naujas krypteles, aš net nebejoju, kad mes privalom atlaikyti ir atlaikysim konkurenciją, nes Lietuvai labai esame reikalingi. Vien pateiksiu paprastą faktą. Lietuvoje dabar fiziškai normaliai aktyvių žmonių yra apie 10%, kai tuo tarpu Skandinavijos šalyse yra apie 70%. Tai mums reikia mokyti žmonių sveikai gyventi. Kineziterapeutų reiškia trūksta Lietuvoje, bet reikia labai geros, naujos kartos kineziterapeutų. Reiškia trūksta naujos kartos trenerių, nes labai daug sporto šakų, vien pas mus yra virš 30 sporto šakų. Tai nežinau šitoj srityje, kad kas Lietuvoje su mumis galėtų pakonkuruoti. Tiesa, atsipalaiduoti negalima, nes reikia, kaip ir minėjau, raktažodžiai aukščiausių lygių mokslas, jo grįstos studijos ir glaudus dialogas su gyvenimu, jaučiant gyvenimo pulsą, kiek tai reikalinga žmonėm. Nesibaiminat, kad kolegijos ir netgi profesinio rengimo mokyklos pradeda rengti arba jau rengia sporto srities specialistus. Nesibaiminat, kad būtent dalis, galbūt ir universiteto būsimųjų studentų pasirenka lengvesnės arba labiau praktinės studijas kolegijose arba profesinio rengimo centruose? Europos yra priimta kvalifikaciniai standartai, kvalifikacinės pakopos. Nuo 1 pakopos iki 8 pakopos. Kaip pavyzdžiui pasakysiu, 5 pakopa yra profesinis bakalauras, 6 pakopa yra universiteto parengtas bakalauras, 7 pakopa yra magistratūra, o 8 pakopa yra doktorantūra. Europoje gyvenimas yra toks labai realus, kad niekur tuščios vietos neturi būti. Pakol kas mes užpildom, mūsų universitetas, 6, 7 ir 8 pakopą. Mūsų mokslo studijų įstatymas universitetam neleidžia dar rengti specialistus 5 pakopos, bet mums neleidžia organizuoti įvairius kvalifikacijos kursus, bendradarbiauti su federacijom, kad suteikti 1, 2, 3 pakopos kvalifikaciją įgyjančios kompetencijas. Be abejo, gali atsirasti kolegijos, gali atsirasti net ir profesinės mokyklos, kur gali 1, 2, 3 pakopai, bet jau mes universitetas. Mums 6, 7, 8. Mums rūpi aukščiausio lygio mokslas, mums rūpi aukščiausio lygio kompetencija. Tai visam pasaulyje taip yra, visam pasaulyje baigus arba ta profesinė arba kolegija, jaunimas nori gilintis, nori gauti šiuolaikinių aukščiausio lygio mokslo grįstų žinių, sporto mokslo žinių, sveikatinimo žinių. Ir aš net nebejoju, kad Lietuvos jaunimas nenorėtų toliau siekti. Be abejo, galbūt tas skaičius šiek tiek būtų mažesnis, jeigu kažkas apsispręstų apsistoti ir dabar apsistoja įvairiuose kvalifikacijose kursų lygmenyje. Tai kitaip tariant, mums reikia stiprinti savo pusę, universiteto pusę, o nereikia pamėgdžioti nei sporto mokyklos, nei profesinės mokyklos, net ne kolegijos, bet mums reikia su jom labai glaudžiai bendradarbiauti ir parodyti galimus kelius jaunimui, trokštančiam jaunimui mokslo, kaip galima per profesinės studijas, per kolegijinės studijas toliau studijuoti ir dabar tas yra daroma mūsų universitete. Pavyzdžiui, kiekvienais metais įstoja kelios dešimtis pas mus studentų į magistratūrą, vien baigė kolegiją, nes vyksta per paskutiniuosius koleginės studijų metus išlyginamosios studijos. Tai dabar jau vyksta bendradarbiavimas. Tai kiekvienas privalom dirbti savo darbą, jeigu glaudžiai bendradarbiausim, tai tik tai nuo to mums bus visiems geriau. Dažnai kalbama, bent jau universitete kartais, kad mokslas užgožia studijas, arba bent jau diskusijos apie mokslą aukščiausią pažinimą lyg paslenka į studijas ir kai kurie priimti sprendimai, tarkim, galbūt kitais metais planuojama 1 valanda, paskaita trunkanti 1 valandą arba mažiau taip vadinamų kontaktinių paskaitų, taip pat lyg studento ir dėstytojo santykis keičiasi. Kaip jūs
vis dėlto vertinat tą santykį studijų ir mokslo, koks turėtų būti universitete ir ko universitetas siekia? Geras universitetas yra tiesiog proporcingas, pavyzdžiui, kaip Kalifornijos technologijos universitetas, kuris yra pasaulio numeris 1, jis mokslui skiria 80%, studijų 20%. Vidutinis universitetas europietiškas 50-50% ir lėšų skiria. Mes kol kas lėšų mokslui skiriam apie 10-15%, o visas kitas lėšas mes skiriam studijų procesui ir be abejo administravimui. Tai vienareikšmiškai galiu pasakyti, kad erdvės mums dar didinti mokslą yra daug. Dar paprasčiau pasakysiu, niekada negali būti per daug proto studijos srityse. Mokslo pagrindinė paskirtis yra supažindinti jaunimą su glaustom, aiškiom žiniom, kurios gali būti pritaikytos ne vien tik tai šiandien, bet ir ateityje. Kuo platesnė ir gilesnė mokslinė mintis, seniai pasaulio universitetai pastebėjo, tuo yra praktiškesnės studijos. Ir tuo tos studijos ilgiau tarnauja visuomenėje ir tuo yra geriau žmogui daryti karjerą. Dabar grįžtu prie tos 1 valandos, iš kur ta mintis. Pasižvalgus po Europą, pastudijavus mokymosi mokslo įvairius pasiekimus, seniai jau nieko nebėra matyti, kad būtų paskaitos, kurios truktų 1,5 valandos. Nes seniai yra tyrimai įrodyti, kad jaunimas nebesugeba susikaupti ir anksčiau nesugebėjo susikaupti daugiau negu 40-50 minučių. Geriausiai pasaulio universitetai, kurie seniai žino paprastą tiesą, paskaitos trukmė yra ne ilgiau kaip 40-50 minučių. Ir mes remiantis tuo, kad studentam būtų patraukliau mokytis, dėstytojam reikėtų glaušiau išdėstyti žinias, įvedėm 1 valandą. Bet tas nieko nereiškia, kad kontaktų skaičius nuo to sumažėjo. Kontaktų skaičius gali padidėti, jų galima 2 paskaitas organizuoti. Tiesa, dabar yra tokia tendencija visam pasaulyje, visoje Europoje, kad kiek galima daugiau skirti savarankiškų studijų. Nieko geriau žmogus negali išmokti, jeigu jis netlieka pats. Jis pats, kai sprendžia problemas, vadovaujant mokslininkams, vadovaujant dėstytojams, sprendžia įvairias užduotis, atlieka įvairius tyrimus, juos interpretuoja. Tai savarankiškos studijos nėra blogis, jis yra gėris studentui tobulinti savo protą, savo praktinį protą. Tiesa, viena iš problemų yra tame, kad reikia labai griežtai reglamentuoti savarankiškas studijas. Aš gal čia per daug pasakiau griežtai, norėjau pasakyti, kad jeigu yra kontaktinio laiko skiriama 20%, tai 80% laiko yra skiriama savarankiškom studijom, tai reikia nurodyti, ką reikia daryti per savarankiškas studijas. Aš matau, kaip studentų akys žiba, jeigu jiems duodi savarankiškai pastudijuoti pačius geriausius pasaulyje mokslinius straipsnius, jie juos pristato, apie juos klausinėja, apie juos diskutuoja. Tiesa, dar norėjau pridurti dar tame, kad kontaktinių valandų skaičius gali vietoj 20% gali padidėti iki 35%, nes tai priklausys nuo studijų, nuo fakultetų studijų kokybės užtikrinimo komiteto. Dabar vyksta pas mūsų universitete labai svarbus dalykas, galvoju, tai reikėjo anksčiau padaryti, modulių atestacija. Yra sudarytas tam komitetas ir atsižvelgiant į tai, kiek kokie modulių reikia labiau kontaktų, tai gali būti nuo 20% iki 35%. Bet dar kartą noriu pridurti, tendencijos yra tokios, labiau reikia išnaudoti MOOC sistemas, savarankiškas studijos sistemas, distancinio mokymo sistemas reikia išnaudoti. Be abejo, o kontaktinių valandų skaičius, mano supratimu, yra tikrai pakankamas, tik tai tas kontaktinių valandų skaičius, jis turi būti aktyvus, aktyviai panaudojamas, kad studentas būtų įtraukiamas į problemų sprendimą, kuo mažiau pasyvių paskaitų. Paskaitas galima klausytis ir distanciniu būdu, reikia problemų daugiau sprendimų. Kitaip tariant, mes bandydami ieškoti būdų, kaip geriau padaryti, kad įgyvendinti universitetų misiją, mums reikia labiau projektų
mums reikia ir mokslą vystyti, mums reikia ir naujų paskaitų pasirengti, reikia visą atnaujinti, reikia naujų modulių parengti. Turiu pasakyti, kad šiais metais mums pasisekė parengti apie 100 naujų paskaitų. Tai norint parengti naujų modulių, naujų paskaitų, mes padidinom dabar valandų skaičių naujų modulių parengimui. Ir įvedėm tokią sistemą, jeigu yra modulių dalis tam tikrai yra parengta distanciniu būdu arba MOOC sistemoje, pavyzdžiui, Coursera sistemoje, kur visam pasaulyje dabar yra priimtina, tai dėstytojai tos valandos bus užskaitomas pilnumoj. Tai dėstytojai parengė paskaitą ir dabar jau mūsų dalis dėstytojas parengė, nufilmuoja paskaitą ir studentai išklauso ir pilnai ta paskaita yra užskaitoma studentam. Taip pat, kad paskaitos kokybė pagerėtų, kad per valandą būtų galima išdėstyti išgrynintas, aiškes ir labai gero mokslo pateiktas tiesas, padidinom pasirengimo paskaitom valandų skaičių. Jeigu anksčiau, kaip pavyzdys, vienai magistro paskaitai skirdavom 1,5 valandos, kur truko 2 valandas pasirengti, tai dabar vienai valandai jau skiriam 2 valandas. Jeigu anksčiau magistratūroje seminaro pasirengimui skiriam 2,5 valandos 1 valandą, tai dabar jau vienai valandai vėl skiriam 1 valandą. Ir reiškiai padidinom mokslinio valandų skaičių. Mokslinio valandų skaičių paskutiniam senato posėdį padidinom kiekvienam mokslininkui, kad krūvis susidarytų 100 valandų. Tai 100 valandų mokslinio valandų. Projektų rengimai padidinom. Pavyzdžiui, jeigu anksčiau, pateiksiu tokį pavyzdį, jeigu anksčiau parengiant projektą Lietuvos mokslo projektui mes skirdavom maždaug 100 valandų. Tai dabar jau skiriam už parengimą ir už sėkmingą įgyvendinimą 250 valandų. Jeigu už tarptautinį projektą skiriam 200 valandų, tai dabar jau skiriam 500 valandų. Tai vyksta valandų šiek tiek pergrupavimas, daugiau tarptautiniam projektam, mokslo projektam, daugiau pasirengimas paskaitom, daugiau laiko, daugiau naujų modulių sukūrimas, daugiau yra modulių sukūrimas Moodle, MOOC sistemoje, Coursera sistemoje, tai kad būtų geresnė kokybė. Dažno mokslininko siekis yra straipsnis į Web of Science duomenų bazėje. Ar išties pasiteisina ta kryptis? Kai kurie sako, kad parašom straipsnį, įdedam daug pastangų, kažkas perskaito, tais duomenimis pasinaudoja, o universitetui išlieka tik tai galbūt pats straipsnio pavadinimas, visa ta medžiaga, bet nedaugiau. Kaip jūs vertintumėt kai kurių žmonių tokias kalbas? Aš girdžiu tokių klausimų ir tiesa, tų klausimų vis yra mažiau, nes tie žmonės, kurie prisiliečia prie mokslo, kurie atlieka tyrimus, kurie kelia hipotezes, galų gale daug kartų ir nusivilia, tos hipotezės nepasitvirtina, galų gale įdeda daug darbo, publikuoja mokslinius straipsnius, jie gauna gilias recenzijas, tos straipsnius jiems yra atmetami, iš naujo rašomi, jie grinina tiesas, paskui stebi, kaip tas tiesas vertina kitų pasaulio mokslininkai, kaip jie cituoja. Tai visą tą, ką aš dabar pasakiau, tai šitie dėstytojai, mokslininkai, įgyja kompetenciją. Jie įgyja pažinimo kompetenciją. Jeigu jie įgyja pažinimo kompetenciją, aiškesnio šnekėjimo, gilesnio šnekėjimo kompetenciją, tai vienareikšmiškai, tas jau beveik 1000 metų yra žinomas pasaulio universitetuose, vienareikšmiškai šitą įgytą kompetenciją persiduoda per studijas studentam. Tai kuo geresnė mokslinė mintis ir gilesnė, tuo aiškesnis praktinis pritaikymas studijų procese. Mokslas yra atviras, bet noriu pasakyti paprastą dalyką, kad kokį dalyką aš pats tyrinėjau, toje srityje aš labiausiai išmanau. Kopija yra kopija, aš perskaitęs kitą, aš nesu ekspertas toje srityje. Ką aš pats darau, aš esu ekspertas toje srityje. Štai kodėl reikia atlikti gilius mokslinius tyrimus, pasaulinio lygmens mokslinius tyrimus, nes mums reikia pasaulinio lygmens studijų ir mokslo ekspertų.
Mums reikia, kad jie išmanytų labai giliai savo klausimus. O jeigu mano straipsnį perskaito arba suomis, arba ispanas, jis gali perduoti studentui, bet tikrai net nebejoju, kad neperėjęs tą visą kelią, kur aš jį kūriau, jis žymiai mažiau žino. Vieną pasakiau. Antrą pasakiau, dabartiniu metu universitetų finansavimas, dabartiniu metu yra diskutuojamas, labai priklausys nuo mokslo produkcijos kokybės, jau ir anksčiau priklauso. Tai jeigu yra mokslo, galų gale universiteto misija, visi supranta, kad yra aukščiausio lygio mokslinis pažinimas, tai universiteto finansavimas priklausys nuo mokslinės kokybės, nuo tų mokslinių publikacijų, tai mums ateina jau lėšos, kur mes galime jas investuoti į infrastruktūrą, į studijas, į naujos literatūros pirkimą, į aktyvias mokymo priemonės. Na ir trečia pridėsiu, dabartiniu metu apie 30% lėšų universitetai, kaip ir visam pasaulyje ir Lietuvoje, įsigyja per įvairius projektus. Aš minėjau, kad ypač pas mus aktyvėja tarptautiniai projektai, na ir Lietuvoje yra po 3-4 kartus mūsų dėstytojai yra suaktyvėję. Pavyzdžiui, per 13 metus mes pateikėme į projektus 76, o prieš kokius 4-5 metus mes pateikdavom po 10-15. Ką apibendrinu ir sakau, kad vienareikšmiškai norint laimėti aukšto lygmens, gerai finansuojamą projektą mokslo srityje, reikia turėti įdirbį, kompetenciją ir nieko nelaimėsi, jeigu tu neturi tarptautinių publikacijų, tarptautiniuose žurnaluose, tai Lietuvos mokslininkai, Lietuvos politikai supranta, kad jeigu tu neturi tų publikacijų, tu neturi kompetencijos gvildenti, arba tau kompetencija nepakankama gvildenti tą sritį, tu nesi ekspertas tos srities. Tai papasakojau gan ilgai, maždaug 1000 metų istoriją nuo Bolonijos universiteto, kad kai susikūrė, jau ir tada suprato, kas yra didžiojo universiteto chartijoje parašyta, ir apie 10 000 pasaulio universitetų supranta, mokslo ir studijų vienovės principas yra pats svarbiausias principas. Universiteto misija yra sukurti originaliausias žinias, jas perteikti studentam ir pamokyti jas taikyti. Jeigu tą mes misiją įgyvendinsime taip, kaip priklauso iš širdies, o mes esam pajėgus, kaip rodo dinamika padaryti, be abejo, reikia susiklausimo, reikia supratimo, reikia galų galėti to patikėjimo, nes visokių būna klausimų, kaip ir jūs minėjot, kad kam to reikia pirmiausiai to patikėti, reikia žinoti, kad tai yra svarbu, reikia žinoti, dėl ko tarnaujam, tai tada mums konkurencija yra žymiai lengviau atlaikoma ir žymiai galime laimėti net prieš geriausios, ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio universitetus. Dar apie mokslą šiek tiek norėtųsi pakalbėti ir dar vieną klausimą užduoti. Siunčiame visuomenėje žinią, kad esame sporto mokslo lyderiai. Kaip jūs suprantate lyderystę sporto moksle ir kas iš tikrųjų tas yra, jau šiek tiek ir atsakymė, kas yra tas geras mokslas? Geras mokslas yra tas, kuris yra pripažįstamas pasaulyje, kuris yra pripažįstamas geriausiuose pasaulio žurnaluose, kur yra cituojami, kur jo tiesos yra cituojamas kituose straipsniuose, kur jo tiesos yra cituojamos geriausiuose pasaulio vadovėliuose, kur jo tiesos yra cituojamos geriausiuose pasaulio universitetų paskaituose, kur jo tiesos yra pristatomos mūsų universitetų paskaituose, kur jo tiesos supranta mūsų studentai, o studentai tikrai supranta, jų akis ir širdis jaučia, kas yra kas. Tai geras mokslas yra tas, kuris yra kokybiškas mokslas, o visi tie mano minėti, tie yra standartai, kriterijai, ženklai, atributai, kurie rodo, kad yra tam tikra kompetencija. Juk negalima būti pasaulio čempiono krepšinėje arba lengvoje atletikoje, o dalyvauti varžybose Lietuvoje arba Kaune arba Kime. Tai reikia rodyti, norint rodyti pasaulinę kompetenciją, reikia rodyti ir dalyvauti, atvirai dalyvauti, konkuruoti su geriausiais pasaulio universitetais. Tiesa, dabar universitetai ypatingai atsivėrė pasaulyje, ypatingai vyksta didelė konkurencija. Kaip minėjau, MOOC sistemos, tai dabar jau yra galimybė mūsų studentam išklausyti geriausias Cambridge'o, Oxfordo arba Harvardo arba to paties Massachusettso arba Norvegijos sporto universiteto arba Vokietijos sporto universiteto paskaitas per distancinių būdų MOOCs. Pavyzdžiui, visiškai neseniai aš prieš
porą savaičių išklausiau vieną kursą iš Harvardo universiteto apie neuromokslą. Išklausiau, užtrukau beveik 2 mėnesius, tai man buvo labai įdomu, aš net egzaminą išlaikiau, tai supratau, kaip visiškai rekomenduoju tą patį daryti ir mūsų studentam. Net ir tyrimai yra atlikti tokie, kad tokios studijos, klausantis pačių geriausių, tai yra pakankamai pigus studijos, kur galima nupirkti labai aukšto lygio kokybę. Negalime užsidaryti vien savo sienose, negalim būti provincialūs. Turim atsiverti pasauliui, turim leisti mūsų studentam klausytis pačių geriausių pasaulių, bet ir patiems reikia pasikylėti, kad galėtumėm konkuruoti su tais visais kitais geriausiais. O visuomenė mūsų supranta? Ar supranta, kas yra sporto mokslas? Žinot, tas labai jau grįstas pavyzdys apie tą sportininkų rengimo kalvę. Jau pavargom nuo šio sakinio, bet kai kas dar visuomenėje tą savoką pavartoja ir sako, kad mes čia rengiam sportininkus ir nedaugiau. Kultūriniai pokyčiai vyksta visados lėčiausiai. Galima institucijų atskiroje padaryti ryškius pokyčius, galima namą pastatyti, galima verslą išartuliuoti, bet universiteto kultūrą ir tuo labiau požiūrį į jį, taip greitai nepakeisi. Tai dėja dar susidurėjom su tokių variantų, kadangi mūsų universitetas šiais metais švęs garbingą 80 metų jubiliejų, pagal senesnės tradicijas, pagal senesnės istorijas, pagal tuos laikmečius, šiek tiek mes labiau ir akcentavom, buvo tokios užduotis, kad mažiau vystėm, kaip ir visi Lietuvos universitetai, mažiau vystė mokslą, mažiau konkuravo su pasaulio universitetais, jie buvo labiau užsidarę, o mes labiausiai ir buvom matomi pagal tai, kad ir kiek mes turim sportininkų, kiek olimpiečių parengėm, bet aš noriu pasakyti, kad čia nėra blogis, kad mūsų universitete studijuoja labai geri sportininkai, tai yra super. Nes labai geri sportininkai, jie turėjo daug kompetencijų ir jiems trupučiuką dar trūksta įgyti universitetinio išsilavinimo, įvairių teorinių žinių iš biomedicinos, socialinių mokslų ir jie yra super aukšto lygio treneriai. Tarp kitko, mes ir parengėm labai gerus trenerius, tiek anksčiau, tiek dabar. Jeigu dabar stebint tą tendenciją, tai aš matau, vyksta geri pokyčiai. Vis tenka dalyvauti įvairios susitikimuose, įvairios seminaruose, su įvairiom žmonėm, ir vyksta įvairios apklausos tame tarpe, ir pradedant nuo kaimo ir baigiant su mokslo akademija, mus pradeda pastebėti. Jeigu iš tikrųjų mes rašome knygas, rašome straipsnius, organizuojam seminarus, dalyvaujam įvairiose diskusijose, mes esam kviečiami įvairias Seimo, ministerijų, komitetus, mūsų mokslininkai yra matomi, kaip geri ekspertai. Aš pateiksiu vieną iš paskutinių pavyzdį. Mūsų 2 dėstytojos tapo Europos labai prestižinių organizacijų valdybos nariais. Aš turiu omeny Vilmą Dudoninį, kineziterapijos tinklo valdybos narė vienintelė iš Lietuvos, ir kita yra Simona Pajaujinė, kuri fitness ir sveikatinimo taip pat. Tai yra 2 labai svarbios programos ir ten yra renkami patys geriausi, patys aktyviausi, kurie turi kompetenciją. Tai yra pripažinamas didelis. Aš visų, aišku, neminėsiu, aš čia net ir laiko pritrūkto, nes yra ir daugiau yra žmonių, kurie dalyvauja įvairiose tarptautinėse organizacijose. Grįžkime prie vidinių universiteto reikalų. Kiekvienais metais vyksta vienokia ar kitokia struktūros kaita, priimami kiti sprendimai. Ar šie metai, jau prabėga 3 mėnesiai, bet vis dėlto apie šios metus dar galime kalbėti nemažai. Ar šiais metais kažkokių tai pokyčių numatot? Ir jeigu bus, tai kokie tie pokyčiai? Ar vis dėlto sąlyginai, bent jau bendruomeniai, bus šiek tiek ramesni metai? Aš manau, kad bendruomenė iš karto atsako į antrą pusę turėtų būti ramesni metai, nes pagrindiniai jau pokyčiai, galima sakyti, įvyko. Aš turiu omeny, kad mes jau pradėjom modulius keitėm, mokslo institutus steigėm, galų gale modulius atestuojam, tai santykinai bus ramesni metai. Tiesa, turiu pridurti paprastą tiesą, kur yra gyvas organizmas, gyva organizacija, tai kol ji gyva, tol visą laiką bus pokyčiai. Kokybės vadybos šiuolaikiniai ekspertai, pasaulinio lygio ekspertai, taip kaip
Peteris Drugeris sako, kad kokybės vadyba tai yra niekad nesibaigs. Ji visada bus pokyčiai, pokyčiai ir pokyčiai. Be abejo, mums norisi vieną koją gyventi stabiliau ir aš visą laiką norėčiau už tai jausti vieną koją stabilumą, tai yra administravimo stabilumą, o kitą koją norėtųsi proaktyvios strategijos, lyderiavimo, tai yra žiūrėti į ateities rinkas, kurti naujas programas, naujas technologijas, galbūt jos ne visos pasiteisins. Tiesa, aš nepaminėjau, kad mes aktyviai dalyvaujam su 2 verslo klasteriais, ten irgi bandom įvairias inovacijas kurti. Tai viena koja stabilumas, kita koja turėtų būti žingsnis į priekį. Jeigu vien stabilumo naudotumėmės, tai po 5 metų mūsų universitetas būtų, galima sakyti, pralaimėtų aiškiai konkurencija. Jeigu nebūtų stabilumo, o vien tik tai būtų pokyčiai, tai tada būtų gan sudėtinga įgyvendinti mum patiem universiteto pokyčius. Universitetas įgyvendina ambicingus infrastruktūros gerinimo planus. Ar kokie dabar artimiausiu metu galėtų būti sprendimai? Nemažai kalbama apie Dariaus ir Girėno sporto komplekso perėmimą universiteto reikmėms, taip pat sporto viešbutį, planuojama ir auditorinį galbūt korpusą statyti, vėlgi kalbama su vyriausybė. 3 paminėjau, tuos galbūt kertinius projektus, yra žinoma ir daugiau, ir maniežo rekonstrukcija, ir kiti dalykai. Universiteto vis dėlto vaizdas taip pat nemažiau svarbus. Suprantu, kad galima apie studijas, apie mokslą kalbėti, bet tie sprendimai taip pat bus svarbu. Kiek šiemet ketinat vis dėlto nuveikti ir ar iš tikrųjų mes jau turėsime sporto halę ir visus likusius kitus paminėtus objektus? Čia yra senas klausimas. Tiesa, aš dar šiek tiek užmiršau pasakyti prieš tai jūsų klaust apie ką reikėtų padaryti šiais metais dėl stabilumo. Tai aš prižadu vieną paprastą dalyką. Mažinsim biurokratizmą. Stengsim viską padaryti, kad kiek galima būtų paprastesnis, aiškesnis valdymas ir visa mūsų administracija turi padėti mūsų dėstytojams ir mokslininkams kūrybingai dirbti. Kuo mažiau biurokratijos, kuo mažiau bėgėjimo iš vieno kabineto į kito, kuo mažiau nesusipratimo. Tai aišku, kai mes prisikūrėm ir struktūrą, buvo pirmas kelias, reikėjo šiek tiek suderinti. Tai dabar antras kelias, reikia stabilizuoti, gryninti, aiškinti valdymą ir be abejo, jeigu bus kažkokių dubluojančių grandžių, reiks kažko ir atsisakyti. Tai norėjau paminėti, kad kuo daugiau aiškumo, kuo daugiau paprastumo valdyme ir kuo daugiau globos, pagalbos aktyviai dirbančiam mokslininkui ir dėstytojui. Dabar grįžtu prie projektų. Ilgas čia yra mūsų kelionės kelias, mes jau daug metų apie tai šnekam, bet kai buvo atvykęs pas mus gerbiamas premjeras ir švietimo ir mokslo ministras ir daug svečių politikų, tai lygtai jau esam susitarę, turim ir švietimo ir mokslo ministerijos, mes turim pritarimą ir vyriausybės pritarimą, kad Dariaus ir Girėno kompleksas turėtų būti, tiesa, turim pritarimą taip pat ir mūsų savivaldybės ir gerbiamo mero, labai jis tolerantiškas yra ir išvalgus mūsų universiteto vystymo atžvilgiu. Tai Dariaus ir Girėno kompleksas su visa infrastruktūra turėtų artimiausiu metu, jeigu niekas nepasikeis, turėtų būti perduodamas Lietuvos sporto universitetui su išlaikymu, ne visų, bet daliniu, nes mes patys kitą dalį privalėsim, teikdami paslaugas, užsidirbti. Antras infrastruktūrinis projektas, kurį esam sutarę, tai yra Aušros gatvėje prie maniežo yra viešbutis. Mums trūksta ir svečiam atvykstantiems studentam, planuojam patrigubinti, paketurgubinti ir intensyviai dirbam užsienio studentų pritraukime, galų gale mūsų studentam reikia geresnio gyvenimo sąlygo, tai yra sutarta dėl viešbučio perdavimo mūsų universitetui. Trečias projektas, kurį esam susitarę, tai yra premjeras, jau grinai jau sakė, garbės reikalas yra tame, kad mes pasistatysim sporto ir sveikatinimo studijų, praktikos ir mokslo centrą, nes mums trūksta infrastruktūros tiek praktiniam sveikatinimo ir sporto studijom, tiek
moksliniams tyrimams, tiek studijom. Čia turėtų išaugti greta bibliotekos naujas pastatas. Tai artimiausiu metu šitie 3 projektai, jeigu Dariaus ir Girėno kompleksas, tai aikštynas mums labai svarbu, su be abejo stadionas, ir ten reikėtų rekonstrukciją padaryti halėje, be abejo planuojam, kad mes galime ten padaryti daugiau aikštelių, tai tie pagrindiniai tokie projektai. Nenoriu aš per daug čia prisišnekėti, kad paskui jeigu daug labai jau optimistiškai pašnekėsiu, paskui galima nebegauti, nes čia pastoviai reikia vis įrodinėti, reikia vis pagrįsti, kad tai labai reikalinga mums. Dar vienas svarbus iššūkis yra išorinis vertinimas. Kaip jaučiasi universitetas prieš išorinį vertinimą ir ko tikitės iš jo? Taip, vienas iš svarbiausių iššūkių, nes šiais metais spalio lapkričio mėnesį pas mus atvyksta ekspertai pakartotiniam išoriniam vertinimui, jie vertins pagal 5 kriterijus, tą, ką vertino prieš 3 metus. Mes buvom gavę tada vieną neigiamą iš 5 kriterijų, o kadangi buvo tokios žaidimo taisyklės, jeigu vienas yra neigiamas, tai visą vertinimą atidėjo ne 6 metam mūsų vertinam, bet mūsų vertinam kokybė tik 3 metam. Tai dabar pagrindinis mūsų trūkumas buvo, kad pastaba buvo, kad mes buvom prikūrę daug įvairių dokumentų, daug įvairių strategijų ir ekspertai atvažiavę tada nematė, ar tos strategijos dar pradės veikti. Ir buvo didžiausi priekaištai tame, kad mums trūksta Moodle sistemos, tai distancinių mokymų. Tiesa, mes gavom labai gerą vertinimą tais laikais už mokslą, mes gavom gerą vertinimą už studijų programas, bet tiesa, mums paprašė šiek tiek pastiprinti socialinių mokslo vystymasi, nes labiau matė pas mus atvykę tada ekspertai biomedicinos mokslo pažangą ir turiu pasakyti, proga yra labai gera, kad mūsų socialinių mokslo tyrėjai šiais metais, 13 metais, ko gero, jie neaplenkė, tai tikrai priartėjo prie biomedicinos mokslo tyrėjų. Ypatingai intensyviai dirba tiek docentų Šūkį vadovaujamo katedra, tiek vadybos ir socialinių mokslo ir ekonomikos katedros vedėja Birutė Švagždienė, turi pakankamai ambicingų jaunų žmonių, turi žmonių, kurie laimė projektus, tarptautinius projektus ir Lietuvos projektus, tai socialiniai mokslai suaktyvėjo. Be abejo, yra tam tikros proveržis ir treniravimo sistemos ir mes ypatingai dar labiau norėtumėm, nes čia senas tradicijas turi šitą programą treniravimo sistemos mokslo srityje. Aš tikiuosi ir ten artimiausiu metu, kad reikia padvigubinti kaip minimum proveržį. Iki 2022 metų Kaune ketinama įkurti Lietuvos universitetą. Kol kas Lietuvos sporto universitetas lieka nuošalyje nuo, sakykime, dalyvavimo toje veikloje. Ar nesibaiminat, kad ir liks vienintelis, bus 2 universitetai, Lietuvos sporto universitetas ir Lietuvos universitetas Kaune? Kaip jūs matytume šios procesus, kiek jie svarbus ir kiek gali daryti ir mūsų universitetui įtaką tokie jungimaisi, tokių, sakykime taip, didelių žaidėjų? Be abejo, visi įvykiai, nors net ir labai maži, turi įtakos. Net yra taip vadinamas drugio fenomenas, kur sakoma, jeigu Brazilijoje drugelis suplasnojo sparnais, Lorenzas tą pasakė, žymus mokslininkas, tai Sibire už kelių dešimtmečių gali vykti katastrofa. Pasaulyje nėra proceso, kurie neturėtų įtakoti. Čia šiek tiek pajuokavau. Būtų blogis Kaune, jeigu būtų vienas universitetas, nes 2 yra geriau negu 1. Įvairovė yra ne blogis, bet gėris. Pusiau pajuokavau, bet ir tiesą pasakiau. Nes sujungti į vieną didelį, tai jau nebėra mada. Nes yra lankstus, dinamiški, nedideli universitetai, pavyzdžiui, kaip pasaulyje geriausias universitetas, Kalifornijos technologijos universitetas, pagal dydį studentų yra panašus kaip mes, dėstytojų skaičių turi 2 daugiau, tai ne dydis yra privalumas, bet universitetų gebėjimas įgyvendinti savo misiją.
Mūsų senatas daug galvoja ir turime paprastą, aš galvoju, labai teisingą sprendimą, kad autonomija yra didžioji vertybė, nes mes turime unikalias savo studijų programas, kad tos studijų programos išliktų ir mes būtume patys šeimininkai, kalviai šitų programų. Tiesa, tai sukelia mums didelius iššūkius, kad mums reikia patiem savo pajėgom visą tą pakelti iki tarptautinio lygmens, bet kelias yra teisingas. Bet dar pridėsiu, tai nereiškia, kad mes atsiribojam nuo bendradarbiavimo su Kauno universitetais. Mes ir dabar turim daug tyrimų, turim bendrų projektų, bendrų programų ir kai jeigu įsisteigs vienas Kauno universitetas ir mes liksim mažiukas kitas universitetas, tai nereiškia, kad mes negalim bendradarbiauti, ir mes bendradarbiausim, tai yra sveika patirtis, taip visi pasaulį daro, bet dar kartą turiu pasakyti, kad autonomija, laisvė priimti sprendimui, tai yra didžioji universiteto vertybė ir tai priimta yra per tūkstančius yra pastebėta, kad net ir užfiksuota didžiojo universiteto chartija. Tiesa, mes vis laiką raginam, kad būtų steigiamos nepriklausomų universiteto asociacijos, konsorciumai. Jeigu būtų steigiamas Kaune konsorciumas nepriklausomų universitetų, kaip pažangus šiuolaikinis dabar Europoje toks universiteto konsolidavimo kelias, tai net nebejoju, mūsų senatas ir taryba būtų pritarę, nes mes ir patys prieš 10 metų buvom vieni iš lyderių toje srityje. Mes dabar esam tokį konsorciumą kartu įsteigę su Vilniaus universitetu ir 2 menų akademijom. Dabar prašymą į šitą konsorciumą įstoti taip pat pasiprašė Lietuvos edukologijos universitetas. Tai vyksta konsolidacijos universitetai. Na, jeigu vaizdžiai pasakant, Lietuvoje nėra tiek daug mokslininkų, kad mes galėtumėm tarpusavy nebendrauti, bet Lietuvos yra blogybė, kad visur universitetai yra kaip atskiros feudalystės. Tik vienas nori būti savyje karalius, mums reikia atsiverti. Kauno universitetai atsiverti vienas kitam, kad galėtų mūsų studentai laikyti paskaitas kitų geriausių. Bet jeigu neatsivers Kauno universitetai, šnekėjom prieš 10 minučių, atsiveria pasaulio universitetai. Tie pokyčiai yra neišvengiami. Šnekėjom apie MOOCs, apie distancijos mokymus, apie internetinius. Tai tikiu, kad tikrai, kad tas pavyzdys pasaulinis ir mums lietuviam bus geras pavyzdys, kad reikia kuo daugiau atsiverti ir bendradarbiauti ir atskirų karalysčių nereikia. Ačiū už pokalbį.